Sveiki, šiandien kalbėsiu apie maistinės skaidulas ir jas vartojant, kas vyksta su mūsų organizmu. Taip kad jeigu vartojat skaidulas, esat bandę ir panašiai ir lygtais kažkur kažkas ten darėsi arba esat patenkinti, labai rekomenduoju išmėginti šitas, nes ir sudėtis išskirtinė ir apie veikimą. Labai rekomenduojamas, kam yra problemų su tuštinimuose. Dažnai išgirstu, oi, aš čia viskas man tvarkoja, aš čia nueinu, bet pamirštame apie vidurių pūtimą ir kad tuštintis turim lengvai ir ne vieną kartą į dieną ir kiekvieną dieną. Tas labai svarbu ir vaikai, ir būtina su jais kalbėtis, kokie jų tie reikaliukai ir privalom kiekvieną dieną lengvai tuštintis. Pasirodo, mūsų žarnynas geba kaupti atliekų iki 18 kg. Jūs įsivaizduojat, 18 kg jis gali kaupti, jeigu nėra tam tikrų maistinių medžiagų, kurios padėtų jam tvarkytis, nebekaupti, o šalinti lauką. Tai va šitos skaidulos iš mūsų žarnyno, jos veikia ir kaip detoksikacija, geba nuo senelių nurankioti, iš kišenių ištraukyti ir pradeda valyti žarnyną. Ko pasekoje, nori nenori, svoris krenta, ko pasekoje mažėja kraujospūdis, kam šokinėja arba turi aukštesnį, ko pasekoje, kas mėgsta saldumynus, ar negali atsispirti, šių skaidulų dėka susireguliuoja cukraus kiekis kraujyje, plus ko pasekoje mažėja blogasis cholesterolis. Nuo šių dienų rykštė, kai pasiklausau, kas vyksta, kas darosi, man 44 metai, mano tyrimai yra tobuli. Paskutinį kartą, kai buvau tikrintis, kokius jūs vaistus, sako, geriat nuo cholesterolio, nes pas mano viskas tvarkoj. Sakau, žinokit, aš jokių vaistų nevartoju ir man jų niekas nenumušinėja, taip kad mano realiai yra viskas gerai. Taip, prie vidurių užkietėjimo. Mažina žarnyno užsikišimo riziką šios skaidulos ir šalina iš organizmo toksinus, o kaip ir minėjau, veikia toks kaip ir detoksas. Jeigu laiks nuo laiko yra kas darosi, aš pati kas 3 mėnesius yra 3 dienų detoksikacija, tai šiai dienai vartojant šitas skaidulas man atskirai nebereikės 3 dienų, kad man išvalytų žarnyną, jas vartojant kiekvieną dieną. Organizmas, žarnynas puikiai funkcionuos, jisai viską padarys taip, kaip reikia, nieko nebekaups, nebesikaups, kas nereikia, nes yra tam tikros medžiagos, kurios neleis prilipti, prilysti, bet viskas gražiai, kas reikia nueis į organizmą, kas reikia pasišalins, persidirbs ir bus super. Toliau padeda pagreitinti atliekų judėjimą ir perdirbimą. Tai va, taip kad nebus, kad pavalgiau ir kažkada kažkur čia žarnynas kažką nuveiks. Ne. Skaidulose yra tokių medžiagų, kurios pagreitina visą šitą darbą ir todėl mes tuštinamės dažniau ir lengvai. Apie jų reikės daug vandens gerti, Aš 3 savaitę jas vartoju, esu be galo patenkinta. Aš žinokit, iš pradžios galvojau, aš iš po atostogų, man šypsena nuo veido nedingsta, bet 3 savaitę, kaip vartoju šitas skaidulas, manau, kad mano žarnyno valymosi procesas ir mano visų maistinių medžiagų, ką aš pavalgau, visas procesas, kadangi tai taisyklingai veikia kiekvieną mielą dieną, mano savijauta nori nenori keičiasi ir ta laimė, ir tas džiaugsmas, jis trykšta natūraliai, nuoširdžiai. Toliau.
Tarp kitko, skaidulose yra įdėtos ir tirpiosios skaidulos, ir netirpiosios. Netirpiosios skaidulos sulėtina maisto virškinimą, todėl išliekame sotesni. Ne tik, kad išliekame sotesni, bet vieną dalyką labai noriu atkreipti dėmesį, mes apskritai pradedam pajausti sotumą. Tikrai tikiu, kad būna atsisėdi ir lauki, kada pasijausi, bet to nėra. Tai šios skaidulos vartojimas yra prieš maistą pusę valandos, jos būtinai turi išbrinkti skrandyje. Ir tai yra maisto medžiagos, jos jau iki valgio jau pradeda daug darbų skrandyje veikti ir jau mes, kai ateinam valgyti, ruošiamės valgyti, jau tos porcijos, ką mes planavom iki tol, mes jau nebesuvalgome ir nesuvalgysime, nes sotumas, jisai realiai pradedi jausti, o mane kartą per tas 3 savaitės yra buvę, vat jau čia reikėtų pavalgyti ir aš išgeriu skaidulų ir po kurio laiko jau čia ateinu valgyti, jau pusę valandos praėjo, jau išbrinko, lyg ir valgyti nebenoriu. Bet reikia užkasti obuolį ar kažką, tą kasniuką. Super. Nebereikia vien tik valgyti ir, man tai yra super. Taip, tai vat ko pasekoje, kai žarnynas puikiai funkcionuoja, šiukšlių nebekaupia. Kas vyksta, kai šiukšlės kaupiam? Jos ten rūksta, pūva, ten veisiasi bakterijos, visokie negeri dalykai ir per visas seneles viskas eina į mūsų organus, pakliūna į kraujotaką, viskas yra išnešiojama, mūsų savijauta, mūsų energija, mūsų daug rodiklių būna nemalonus, taip kad žarnynas, sveikas žarnynas, mūsų puikios savijautos pamatas. Taip, atrodo tam kartui tiek. Jeigu norėtumėte išmėginti, būtinai susisiekit. Jeigu žinot, kas turi tam tikrų problemų, ar vidurių iškietėjimas, ar norėtų šiaip prasivalyti žarnyną, ar norėtų svorio numesti, kur didelių pastangų nereikia, viskas savaime, organizmas pats pradeda šalinti, pats tvarkytis, mažina kraujospūdį, mažina blogai cholesterolį, stabilizuoja cukraus kiekį kraujyje. Tiek daug gerų dalykų vien maistinių skaidulų dėka, ne šiaip savo skaidulų dėka. Nereikia vartoti tik, kad vartoti. Tu realiai turi jausti, vartodamas produktą, tu turi jausti, kad su tam kažkas vyksta. Nevartokim, kad vartoti. Nebeapsigaudinėkim. Aš vartoju, o kokios pasekmės, ką? Vartokim ir džiaukimės ir dalinkimės ir mėgaukimės gyvenimu. Iki.